Hello. Ciao. Labas rytas visiems. Esame su karvėm, kaip visada. Mū! Visiškai nemoku dar šnekėti jų kalbą, bet jų dažnai čia būna. Mokinuosi. Ui, driežas. Koks mažas. Hop, 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 hop. Pamečiau. Toks kamufliažinis. Buvau pagavęs. Tu mažas. Aš noriu tik tave paliest. Nieko nedarysiu. Jau nutraukė uodegą, paleido uodegą. Ką tu? Ai, senai paleidęs, jau kažkas gaudė. Nu, nebijok, gražus koksai. Bėgai aš. Ai. Ne, čia dabar nebijok. Žiūrėk, nieko nedar. Karvė, kur bėgi? Kur bėgi? Bet blemba greitas, iš tikro neaišku, ar pabėgčiau aš nuo jų. Tai va, žmonės. Verdusi grikius valgysiu su ne lašiša, o kaip jinai. Tunas. Pavalgysiu ir važiuosiu toliau į Bagdadį. Ne, pirmą, man atrodo, į Boržomį miestą, tada į Bagdadį. Tada į Kutaisį. Tada turiu dar padėką vienam asmeniui. Tai yra... Jų toks milijonas, kad neatsimenu. Bet aš jau jam padėkojau per žinutės, nes mes susirašėm. Bet reikia jį pagerbti ir kaip visus per video. Ir tai yra... Atsimenu, Simonas Jankauskas kažkaip. Simonas Jankūnas. Simonai, linkėjimai nuo karvių. Simonas, iš tikrųjų labai amerikietiškas vardas. Ir Jankūnas labai primenanti pavardė tokio sportininko iš mūsų Lietuvos. Agi nebūsite kuom nors susiję. Tai va. Toks rytinis intarpas, susitiksime jau kaip keliausime. Čia, ta prasme, aš tai niekad nesakau, bet čia gruzinai, ta prasme, tai baisus laukiniai. Nu dabar, kalbant ten apie eismą, tai aš labiausiai pavargstu šito kelionį, tai žinokit, nuo eismo, nes aš ten tiek keikiu juos, bet ir apskritai jie tokie laukiniai, visiški žmonės, dar grįžtum į praeitį čia labai atvarydamas. Ir dabar ten kitoj pusės upėje jie debilai sugalvojo atsivežt padangas senas ir į upę surident. Antiek, va, protas pas juos, tipo, į upę paleist padangas. Tai senis ten, kuris žvejoja biškį pizdako davė. Tai dabar jie ten kažką daro. Apie eismą tai aš net nekalbu, ten ta prasme būna į tave važiuoja, per raudoną važiuoja, suka iš kitos eilės, ten man vakar vos ne ant kojų pradėjo važiuoti, jam raudona, man žalia, man sukt, o jisai irgi sukt nori. Ir karočiai, jisai suka, ir man taip prie pat padangos. Tai aš jau jiem va taip varodau visai, ką tu darai, būna lenkia lempiškai, iškart stabdo, ta prasme. Nu, tragedija, čia eismas, tai ta prasme, aš jau Turkijoje galvojau eismas, bet Turkijoje jie kažkaip žiūri, mato.
O čia tai visiškai jam dzintą užkiš ten beleką čia. Pochu jam. Skandinais vis tiek ten tą padangą. Jiem čia, jie labai mėgsta Europą, beje, jiem Europą, tai... Bet iš tikrųjų, kai pagalvoji, kai aš irgi buvęs Europos ne vienoje šalyje ir pats gyvenu Europoje, tai jau nebegalėčiau gyventi tokiom taisyklėm, kaip jie gyvena. Nu, čia per daug toks laukinis jau. Toksai, ai. Huisnim, taip. Žodžiu. Čia nelabai ką yra pasižiūrėti. Tam Boržomi tiesiog pasigrožėti miestelių. Bet turi centrinį parką, tai užkilau į patį viršų. Ir dabar pasileisiu žemyn. Nueisim iki jo pasižiūrėsim. Biškį pasivaikščiot gerai, nes kojos sumedėjo beveik. Segiai kamera! Draugai galvoju įdėjausi. Velnias. Gaila, nenufilmavau. Bet jau supratau, kad ims. Čia ne to keliu kažkaip nuėjau, ten apačiu turėjau. Čia kažkokia teritorija atėjau. Bet svarbiausia. Žiūriu, parpučiai iššiepęs jau dantis, jau jasna, kad kas, jau aišku, kaip diena, kad ruošiasi kast. Tai atstačiau šalmą į priekį. Tai kabino kamerą, bet nieko nepadarė likti. Čia jie miškuose turi raudonųjų elnių, vilkų, lūšių, rudųjų meškų ir reindeer, nežinau. Irgi elnias kažkoks stirna, raudonoji stirna ir dar kažkokia stirna. Pasikeitė planai. Varau į apačią su mocu, nes čia toksai haiko kelias labai ilgas, tai sunaudosiu daug laiko labai bereikalo. Tai va. Thank you. Nu, net bilietą nusipirkau, pažiūrėsim, ar verta buvo. Nu, kol kas tai tipo nieko gero, tik tiek, kad mineralinio Boržomio gali prisipilti, bet jis toks neskanus, nes šiltas. Ne toks kaip iš buteliučių ir toksai... Ai! Vieną smagų dalyką tai matau viršui. Reikia kažkaip dasigauti iki ten. Ten tipo ziplainų leistis 320 metrų aukštyje, bet 30 eurų tipo kainuoja. Galvojau, gal koks 15 eurų kainuos, tai okei. Bet 30 eurų tai biškį per daug, kad nusileist čia su lynu. Ir dar turėčiau tada miškais pareit, ir dar turėčiau taksą nusipirkt, kad užvažiuot ten. Tai beleką, per daug čia. Dabar man reikia į Bagdadį nusigaut, bet man nepatinka, kaip mane veda Google, tai važiuosiu savo keliu.
Turėčiau kalnais varyt. Keistą miestą kelią atvažiavau, kur atrodo visas griuvenos, visi namai beveik griuvenos, bet jis taip visas gražiai sutvarkytas. Да. А, хорошо. Ну, моя по-русски Ла. Ты откуда? Литва. Литва? Да. А, ты 100 метров? Босс. А, хорошо. A little. У меня есть, ну, качество плохое очень. Вот такое у меня есть. Action, Osmo Action. Видел, мы там? Zaza man pastatė alaus. Посмотри. Окей. Action camera also. Ну, качества нету. Качество. Очень плохой. Очень плохой. Bicycle, мотоцикл. Я fishing. Fishing. Nice, man. Making videos, yeah? Я фихарахура. А что вообще, это фихарский фицеве. Да, гинга. Taip leidžia laiką. Zaza man davė alaus, aš Zazai duosiu šitą mantą ant... Mantą, man. Jis mėgsta žvejot, tai va, ir filmuot, tai galės filmuot. Ir datrai, atsiai, kamera mėri. Va. Заебись, все профессионально. Thank you. Yeah, no problem, man. Nu va, o man klasiokas davė vieną mountą ant čia, tai man kaip ir šito nereikia, tai aš jam galiu duoti. Jisai man dar alučių pastatė, fainas toksai, tai va. Ai, kaip gaila nenufilmavau, taip gražiai su manim atsisveikino. Pasibučiavo kaip tikri gruzinai. Gerai, varom toliau. Dingo kelias. Zalos sakė, kad labai gerą kelią pasirinkau, labai gražus. Tas, kur sėdėjo po dešinę. Bet nesakė, kad toks kelias čia. Nu, bet įdomiau, nu. Žiūrėk, čia ir mašinos važiuoja.
Что? Куда ты идешь? Багдад. А? Моя по-русски вот так. Да, да, да. Ohoho. Va čia įdomu. Čia jau įdomiau. A, pirmas. Koks čia vaizdas, tai žiauru. 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 Ir skirtingų kalnų yra. Kaip gražu. Čia, žinokit, yra mano geriausias kelionės sprendimas, nes man nieks nedavė šito kelio, pats sugalvojau. Susiradau mapsą ir važiavau. Hi. Baghdad. Baghdad. Which roll is Sairme after Baghdadi? It's which roll? Asphalt. Asphalt Baghdadi? Yes, Baghdad. Ah. So if I go with this, no Baghdad. No. Да, it's грунт. Да, да. Дорога. Ага. Вот такая. Вы по-русски говорите? По-русски говорит чуть-чуть. А я тоже. Я надо вперед, я надо еду в Багдад. До Саирме вот такая дорога. Да. А после Саирме будет асфальт. Ага. Но эта дорога уже асфальт. Ага. Это Багдад и Кутайси. Ага, хорошо. But я иду здесь, и тогда асфальт, да? Да. А я иду здесь, асфальт... А вы который дорога? И так в Багдаде, да? А красивая здесь, а красивая здесь? Там Саирме, этот курорт. Окей. Like город Саирме? Таба. А? Не город, но не... like город, маленький город. Ага. Ну хорошо. Ну я вот моторсайкл, я поеду здесь. Да? Как вы хотите.
Как нравится, да? Да. Как у вас все лучше, так и Да. А ты живут здесь? Только летом. Сколько? Только летом. Вау. Как тебя зовут? Ракуя, деда. Ракуя. Амиради, nice to meet you. Вау. Вот там строят дом. Дом? Да. Да. Ну, это красиво. Да, новый дом строят. Я поеду, я не знаю, где я поеду. Багдад, я смотрю, дорога, давай. И я не знаю, как красивая дорога это. Если вам лучше дорога хотите, вот Так. Я не надо, мотоцикл. Да. Здесь, да. Ну окей, хорошо, nice to meet you. Имя? Найли. Наили, nice to meet you, Лукас. Будь здоровы. Вы откуда? Литва. Литва. Да. Потому что вы знаете по-русски. Ну так, чуть-чуть. Хорошо, будь здоровы. Давайте. Varom čia įdomiau bus. Kai žmonės gyvena, primetat, pažiūrėkit kokį namai. Eik tu savo, jie ta prasme 100-metį atgal. Bet kokie jos dantis gražūs. Хочешь здесь? Ну, можно здесь, а потом туда. На русском? Ну, one more, big. One more? How much money? Пиво, вино и все нормально. Спасибо большое. Ciao. Eik tu šit, kaip čia gražu. O ten tai buvo, kur pasisveikinau, atsisveikinau labiau negu pasisveikinau, nes jau matėmės, tai ten buvo Uwe ir Josie. Jie keliauja iš Olandijos ir, iš Olandijos galima sakyti, ten prie pat tos Vokietijoje dar. Tai jie keliauja nuo balandžio.
Tai apie pusę metų, dabar tingi skaičiuoti. Bet balandis 4 mėnesis, dabar 9, ane? Nu tai va. Skaičiavau, dėl kuro užsidegė čekas, o man dar turėjo užtekti 5 kilometrų. Oi, negerai. Aleliuja! Aleliuja, vaikai, mano asfaltą. Gas station. Gas. Petrol station. Petrol? Bagdad. Bagdad. Спасибо. Žodžiu, dasigavau. Ant 20 km vos neprasimečiau, dar 20 ir būčiau strigęs. Tai ką noriu pasakyti, kad išsikrovė kamerą, nors smagiai dar prasilėkiau čia gatvelėm ir varau ieškoti, kur bėgot, kur įsitaisyti. Nu va, čia tokią radau vietą, čia su joniniu laužu jau paruoštų. Tarp akmenų įdomi visai, aišku, su šūdais karvių. Bet kas man labai patiko, tai toks upės baseinas yra. Nu, toks labiau besrovis, tiesiog besrovės. Ir yra gylio šičia. Tai labai fainai. Maudėsi žmonės čia prieš tai. Tai galima bus normaliai pasimaudyti. Ir netoli. Ai, žiūrėk, ir čia net galiu ateiti iki savo. Tai va, pernakosim šiandien čia. Bet jo, Gruzijai labai malonu. Pasakai, kad iš Lietuvos iš karto meilė, iš karto draugiškumas. Labai mus priima čia, nes turbūt supranta vieni kitus, suprantam, tai jo, labai smagu. Čia du tokie irgi, biški, tokie kaip neišaugę iš kiemo, panašu. Tai vienas, aš dabar pasakysiu, kaip aš supratau. Bet vienas, aš tik atvažiavau, žiūrėk, kas atvažiavo, motociklistas, tipo, nes aš su šalmu viską buvau, pradėjom šnekėt, tas jo draugelis taip atsisuko į mane, taip žiūrėjo susiraukęs, kažką, iš kur tu ten tas, kur Litva, ir viskas, yra abudu šypsus, yra abudu draugai, tai labai fainai, viskas, eisiu įsirengt ir jo. Šiandien tikėjausi būt Kutaisi mieste, bet man šiandien labai patiko.
Žiauriai patiko, kad šitą kelią pasirinkau. Super. Labai džiaugiuosi. Labai gera diena. Tai va.